Sveiki sugrįžę! Praeitoje pamokoje nemažai kalbėjome apie programavimo kalbą C++. Aptarėme jos ypatybės, panašumus ir skirtumus su Python kalba ir pritaikymo galimybės. Šiandienos pamokoje pabandysime iš arčiau susipažinti su šios kalbos principais. O tam, kad tai padarytume, vėliau pasinaudosime Arduino platformą. Arduino – tai atviro kodo elektronikos platforma, leidžianti kurti interaktyvius projektus, pradedant paprastais ir baigiant sudėtingais. Arduino yra ypač populiari tarp pradedančiųjų elektronikos mėgėjų, studentų ir profesionalų dėl savo paprastumo ir lankstumo. Šioje platformoje naudojama C++ kalba, tačiau čia ji kiek supaprastinta ir pritaikyta pradedantiesiems. Kaip vyksta programavimas Arduino platformoje? Galima sakyti, kad panašiai kaip ir MakeCode platformoje. Pats programavimas, tai yra kodų rašymas, vyksta internete nemokamai prieinamoje platformoje arba parsisiuntus programinę įrangą IDE. Arduino platformai reikalinga ir fizinė plokštė, kuri su Arduino platforma veikia panašių principų, kaip microbit kompiuteriukas su MakeCode platforma. Tai reiškia, kad parašyti kodai yra atvaizduojami ir vykdomi fizinėje plokštėje, mat skaitmeninį simuliatorių galima pasiekti tik Tinkercad platformoje. Už Arduino plokštės veikimą yra atsakingas jame esantis mikrokontroleris, kuris yra tarsi plokštės smegenis, valdančios įvairius elektroninius komponentus. Nors Arduino plokštės gali skirti savo dydžiu, forma ir funkcionalumu, pagrindinės jų dalys yra panašios. Mikrokontroleris – tai pagrindinė plokštės dalis, atliekanti skaičiavimus ir valdanti kitus komponentus. Įvesties ir išvesties skaičiai – tai metaliniai kontaktai, prie kurių prijungiami įvairūs komponentai. Maitinimo šaltinio jungtis – leidžia pakrauti plokštę iš kompiuterio USB jungtimi arba iš išorinio maitinimo šaltinio. Reset mygtukas – naudojamas plokštės perkrovimui. Programinės įrangos įkėlimo jungtis – naudojame parašytos programos įrašymui į mikrokontrolerį. Taigi turbūt jau supratote, kad nors Arduino plokštė yra panašus mechanizmas kaip microbit, jie turi esminį skirtumą. Arduino plokštė nėra kompiuteriukas, kuriame galime matyti programos veikimą, todėl tam yra būtini papildomi įrenginiai. Pavyzdžiui, lietimo, temperatūros, šviesos, drėgmės ar kiti jutikliai. Už judėjimą ar mechanizmo kontroliavimą atsakingi aktuatoriai, tokie kaip LED diodai, vibramotoriai, įvairūs ekranai, komunikacijos moduliai, tokie kaip Bluetooth ar Wi-Fi, garsiniai moduliai, tokie kaip piezoelektriniai garsiakalbiai ar MP3 moduliai, maitinimo šaltiniai, tai gali būti įprastos ar saulės baterijos. Taigi, jeigu turite šią Arduino plokštę ir savo klasėje, kodų tikrinimas ir testavimas taps daug įdomesnis ir sklandesnis. Pereikime prie pagrindinių C++ kalbos sąvokų ir funkcijų, kurių jums prireiks žengiant pirmuosius žingsnius Arduino platformoje. Pradėję nuo spalvingų blokelių, su šia kalba po truputį artėjame prie tikrojo programavimo, kuriame ne visuomet tiek daug spalvų. Na, nebent tai 3D modeliavimas. Tačiau programavimas slepia savus siurprizus ir iššūkius, kurie kelia tokį patį smalsumą ieškoti teisingo kodo ir pasitenkinimą savimi jį atradus. Tad nors perprasti C++ kalbą neretai užtrunka kiek ilgiau, apsišarvuokite kantrybę, nes su laiku ir praktika vis geriau perprasite kompiuterių logiką ir savotišką jų kalbą. Taigi pradėkime nuo kintamųjų. Lengviausia juos suvokti kaip dėžutę, kurioje laikome kažkokį daiktą. Programavime šioje dėžutėje laikome įvairius duomenis, tokius kaip skaičiai, tekstai ar panašiai. Kiekvienai dėžutei suteikiame unikalų pavadinimą, kad galėtume ją lengvai atpažinti ir esant reikiamybei pasiekti. Kiekviena dėžutė, taigi kintamasis, turi būti tinkamo dydžio ir formos, kad sutalpintų į ją dedamą daiktą. Programavime vadinama duomenų tipu. Duomenų tipų yra daug ir kiekvienas jų yra naudojamas pagal tam tikrą paskirtį. Kaip ir mokydamėsi naują užsienio kalbą pradedame nuo pagrindinių žodžių, taip ir čia pradėsime nuo kelių pagrindinių duomenų tipų. Int yra naudojama saugoti sveikuosius skaičius, tokius kaip 0, 5
ar -10. Tad gali būti naudojamas nusakyti amžių. Float naudojamas realiems skaičiams, tokiems kaip 3,14 ar -2,5, todėl gali būti naudojamas tuomet, kai svarbu nusakyti nesuapvalintą ir tikslų skaičių, pavyzdžiui, matuojant temperatūrą. Char naudojamas vienam simboliui saugoti, tad gali būti tiek 5 ar 1, tiek B ar A. Char gali būti naudingas tuomet, kai kintamajam nusakyti užtenka pirmosios žodžio raidės ar skaičiaus. Bool saugo loginės reikšmes, tokias kaip true arba false, lietuviškai tiesa arba melas. Tai reiškia, kad šis duomenų tipas gali būti naudingas saugant informaciją apie mygtuko būseną, tikrinti ar temperatūra viršijo nustatytą ribą ir kitas sąlygas. Taigi prieš naudojant kintamąjį turime jį deklaruoti. Tam, kad tai padarytume, turime nurodyti kintamojo pavadinimą ir jo tipą. Pavyzdį matote ekrane. Toks kodas sukuria 4 kintamuosius – amžius, temperatūra, pirmoji raidė ir yra diena. Deklaravę kintamąjį, galime jam priskirti į reikšmę, kuri bus naudojama įvairiose programose. Ekrane matote pavyzdį, kokias reikšmes galime priskirti šiems kintamiesiems. Visgi prisiminkime, kad pats žodis kintamieji indikuoja apie šių reikšmių nepastovumą ir kintamumą, tad ir šis pavyzdys nėra vienintelis būdas, kaip galime įvardyti kintamuosius ir priskirti reikšmes. Prieš išbandant šias savokas praktikoje, verta įsidėmėti kelis dalykus, kurie padės išvengti kodo netikslumų ir klaidų. Rinkitės prasmingus ir lengvai įsimenamus kintamojo pavadinimus, kurie atspindi jo paskirtį, pavyzdžiui, temperatūrą, amžius ar panašiai. Visuomet pasirinkite tinkamą duomenų tipą pagal tai, kokius duomenis ketinate saugoti. Visuomet deklaruokite kintamuosius prieš juos naudojant ir priskiriant reikšmę. Tokiu būdu išvengsite netikėtų rezultatų. Rašykite komentarus, kad paaiškintumėte savo kodą ir palengvintumėte jo skaitimą. Komentarai neturės įtakos pačiam kodui, tačiau palengvins kodo supratimą ir naudojimą. Kalbant apie komentavimą, C++ programavimo kalboje komentarai gali būti vienos arba daugiau eilučių, tačiau užrašymo taisyklės kiek skiriasi. Rašant vienos eilutės komentarą, pradėsime 2 pasvirais brūkšniais, kaip matote ekrane. Tokiu būdu kompiuteris žino, kad viskas, kas parašyta po šių brūkšnių iki eilutės pabaigos, nėra priskiriama kodui ir turi būti ignoruojama kompiliatoriaus, kuris atsakingas už parašyto kodo vertimą į mašinoms suprantamą kalbą. Tai yra binarinį kodą. Tuo tarpu rašant 2 arba daugiau eilučių komentarą pradėsime ir baigsime pasvirusio brūkšnio ir žvaigždutės simboliais. Ekrane galite matyti, kaip tai atrodo praktikoje. Tokiu būdu viskas, kas parašyta tarp šių ženklų, yra ignoruojama kompiliatoriaus, net jei užima kelias eilutes. Taigi vienos eilutės komentarą verta naudoti tuomet, kai reikalingas trumpas paaiškinimas prie konkrečių kodo eilučių arba laikinam kodo išjungimui. Tai reiškia, kad testuodami kodą be tam tikros kodo dalies, ją galime apgaubti komentaro simboliais. Tokiu būdu, paleidus programą, kompiuteris praleidžia tą komentaru apgaubtą dalį ir vykdo likusią. Daugiaeiliai komentarai bus naudingi ilgesniems paaiškinimams. Pavyzdžiui, kai reikia paaiškinti funkcijos veikimą arba komentuoti blokų kodus. Daugiaeiliai komentarai taip pat gali išjungti tam tikras kodo dalis, tačiau bus naudojami didesniam kodo bloko išjungimui. Vis dėlto turėkite omenyje, kad komentarai turėtų būti aiškus ir konkretūs bei rašomi tik tose dalise, kurios nėra akivaizdžios. Kitu atveju galime apsunkinti kodo skaitimą ir sukelti skaitančiajam painiavą. Štai ir viskas, ką norėjau jums papasakoti šioje pamokoje. Pasistengkite įsiminti šias pagrindinės savokas, nes tolesnėse pamokose imsimės praktinių užduočių. Iki greito!